Sveiki, sveikos. Aš po savo spa dienos ruošiuosi, eterio metu dažau lūpas. Šiandien mes kalbėsime ir vėl su Karolina apie ateinančias 3 dienas, Navaratri šventės. Ir šiandien mes startuosime su nauja deive, nuostabia Lakšmi. Taip, tai Karolina kviečiu prisijungti. Laukiu tavęs. Labas, matosi, girdisi, gal nesimatys, tau šį kartą nežinau kaip. Taip, tai aš tave girdžiu. Kol kas nematau, bet tai gali būti dėl mano ryšio balietiško. Taip, gali būti, kad nesimatys vėl, ar ne, kaip praeitą kartą. Tai gali gal kas nors pakomentuoti, ar aš matausi. Taip, kas esate su mumis eterėje, prašykite, prašau, ar mus girdit, ar matot. Gerai. Tai sveikinu. Sveika, Veronika. Sveika, moteris. Labas, Karolina. Deja, nematau tavęs ir ieškojau sprendimo, tai tiesiog parašyta, kad dėl prasto ryšio. Bet iš tikrųjų ryšys pas mus nėra prastas ir mano vyras konsultuoja žmonės kasdien, tai ryšys yra geras. Bet kažkodėl Instagram'ui jis nėra pakankamas, kad rodytų tave, rodytų mano pašnekovą. Man. Tai po to žinau, kad įkelsi vis tiek šitą YouTube video, tai tada ir susitiks. Taip. Gerai. Kaip tu šiandien jautiesi? Veneradė. Aha, tai iš tikrųjų, jo, labai jaučiasi, kad Veneros diena, penktadienį mano mėgstamiausias dienas, visą laiką irgi skiriu savo. Taip jau susiplanavo savo kalendorių, visą laiką penktadieniai man. Ir iš tikrųjų praeitos 3 dienas kali, kur darysim irgi reziumė truputėlį. Jautėsi, tikrai labai jautėsi, kad kažkas buvo išjudinta, protų gal dar nesuvokiama kokias tiksliai temas, bet tikrai kažkokie šiftai vyko. Ir šiandieną jau aš taip, galiu atsidusti. Kaip tai jautiesi? Aš jaučiuosi labai tokia pasikrovus šiom dienom, labai daug energijos ir tos 3 dienos kali dariau, kai Ošo kundalinį meditaciją, kur daug judesio, pavyko susijungti su ta kali deivės gale. Ir man, insightas toks vienas iš pagrindinių šių dienų yra, kad aš visą laiką galvojau, kad galia, kai moteris yra galinga, kai jinai turi jėgą, kai jinai tokia laikosi disciplinos, kai jinai gali taip stipriai atstatyti savo ribas, kad tai yra kažkokia vyriška energija. Bet susipažinau su Durga ir dar žiūrėjau paskaitas po mūsų paskaitos apie Durgą, kad jinai iš tikrųjų yra ta griežta mama, kuri turi galę ir jinai gali atrodyti tokia labai vakarų pasaulių vyriška, bet iš tikrųjų mes moteris irgi turim galę, turime jėgą, galime kalbėti garsiai, galime kalbėti, statyti savo ribas. Tai žodžiu, man buvo toks insightas, kad tai nėra visai vyriška energija, kad tai yra Durgos energija. Tai pavyko su ją susijungti šiom dienom. Man asmeniškai nebuvo kažką tokio stipraus pakilusio gal, bet mano partneriui buvo, tai man reikėjo irgi stebėti tą
tokį ugnį šalia savęs ir stebėti, kokios reakcijos pas mane kyla į tą vyro mano procesą, bet tos žinios, kas vyksta dabar, kokios energijos aktyvuojasi, labai padeda sąmoningiau stebėti visus procesus, kurie vyksta pas mane, pas kitus, pas partnerį ir kažkaip per atstumą visą tai žiūrėti. Tai vat, kodėl mes iš tikrųjų ir darom šitus laivus ir kalbame apie tas vyraujančias dabar energijas, tam, kad jūs galėtum šiek tiek stebėti ir save, ir kitus per atstumą, su tokia pauze. Tai vat maždaug taip apie mano tas 3 dienas. Labai smagu iš tikrųjų girdėti, tas sąmoningumas, kad yra įlietas ir kad iš tikrųjų irgi moteris dalinosi ir asmeniškai, ir grupėse mačiau, kur dalinausi mūsų video ir kažkur tiesiog, nežinau jau kur interneto platybėse, dalinasi tiesiog, kad labai dėkoja būtent už šitą informaciją, nes paaiškina, kas joms vyksta ir tada įneša tokio sąmoningumo ir supratimo, tokie ir tokie procesai, tai gerai pasiduodu, atlieku tokį ir tokį dalyką, kai kurios moteris joms net kaip patvirtinimas atėjo, kad automatiškai norėjo daryti tam tikrus dalykus ir po to pamatė mūsų laivą, YouTube'ą ir taip, patvirtinimas, taip ir jautau, kad taip ir reikia daryti, tai dėl to, labai manau, kad gerai, kad mes čia susiskambinam kas kelias dienas ir padarysiu tada tokį reziumė su Kali, uždaryti jau šitą periodą ir tada atidaryti su Lakšmi. Tai 3 paros skirtos Kali buvo, kai mes susidurėme su visiška nuoga tiesa. Tai tiesa arba kurią mes pasirinkome pamatyti, arba kurios mes nenorime matyti, vis tiek Kali išneša viską labai į paviršių. Ypač tai, kas yra kažkokiai paslapty, kažkokiose kertelėse, jinai viską išneša į paviršių ir mes tada galime iš to išsilaisvinti. Iš kažkokių įpročių, netarnaujančių įsitikinimų. Tai mes galime irgi įsivaizduoti, kad mes išravėjame savo daržą, paruošėme žemę, kad toliau pasėti savo derlių ir Lakšmi tada įžengia su visiškai priešinga energija negu Kali. Būtent jinai yra tas jau, taip vadinamas, tai jeigu Kali, tarkim, motina žemė, kuri yra giliai, to, ko mes tarsi negalime matyti ir nenorime dažnai matyti, tai Lakšmi energija, tai kas yra žemės, tas visas dovanos, gausa, maistas mums suteiktas, gėlės, vaisiai, visas tas grožis, visa ta gyvybė. Ir Kali energija buvo tamas, tai tarsi letargijos tokia energija, tai Kali padeda su to susidoroti, o Deivės Lakšmi energija jau yra Radžas. Radžas yra ta veiksmo energija, judesio, tai yra raudonos spalvos simbolis ir Deivė taip pat tarsi jinai tokia yra nepastovi, tai dar prie to prieisiu irgi papasakoti. Taip, tai Lakšmi yra vėlgi tai, kas yra išorė. Tai Kali tas visas vidus, pasąmonė, Lakšmi jau yra išorės grožis. Ji yra vaisingumo simbolis, ji yra pati gimtis, pati gimties gimimo diena. Ir ji taip, tai jau čia žiūriu greitai. Tai Kali nori transformuoti, tai yra greunanti iš tikrųjų, transformuojanti Dievo išraišką, moteriškas, dieviškasis pradas, tai yra irgi greunantis. Bet tas griaunas reikalingas, kad kažką naujo ant to pasėti, formuoti, kurti. Tai Lakšmi yra jau ta kuriamoji ir jau pasimėgavimo Dievo energija. Nes valią mes negalime kurti, tai reikia kažkokį daryti tokį pagrindą. Dėl to jos eina viena po kitos. Tai tokie raktiniai žodžiai Lakšmi Deiviai - saldumas, harmonija, grožis, kosminė gausa, kosminiai turtai. Man patinka tavo išraiška.
Man labai patinka Lakšmi. Aš matau. Tai va kitas dalykas, kad visiems labai patinka Lakšmi. Dėl to visa Indija yra pakvaišę dėl deivės Lakšmi. Jis yra kaip superstar, žinai. Visi nori Lakšmi savo gyvenime. Ir dėl to čia ir yra tokia slidi linija. Bet irgi prie to prieisiu, nes kiekviena deivė turi savo pamokas. Tai va irgi, ko mus mokina deivė Lakšmi, prieisiu, nes visgi šitos dienos yra transformacinės. Būtent, vėlgi, Lakšmi yra Durgos deivės pavidalas būtent šių dienų energetikoje. Jinai įeina į Lakšmi pavydalą, kad susitvarkytų, kad išsilaisvintume iš kažkokių tam tikrų savo elgesio ir mąstymų tendencijų. Tai apie jas ir papasakosiu. Tai kodėl jinai vadinasi nepastovi deivė arba sanskrito kalboje čančala? Nes jie ateina tik tai ten, kur yra tyra atmosfera, tyros mintis, kur yra visiškai toksai atviras kanalas. Bet jinai labai greitai gali pasišalinti, nes jeigu iš karto atsiranda pas mus impulsas, mes labai norime turėti kažkokį grožį, kažkokį malonumą ir taip tarsi įkalinti. Iškart deivė pasišalina. Dėl to jinai tokia labai vadinasi čančala, nes jinai ateina išeina ir tokia pasprunka greitai, bet lygiai taip pat greitai ir gali ateiti. Ir jo, mūsų tendencija yra savintis. Gerai, prieinu tada iškart jau prie to, ko deivė mus mokina. Jai nepatinka kupumas, jai nepatinka pavydas, nepykanta, jai nepatinka, kai kažkas brutaliai elgiasi su jos vaikais, tai jos vaikai yra visos gyvos būtybės, nesvarbu kokios, nuo mažiausių būtybių iki pačių didžiausių būtybės išraiškų, visi yra jos vaikai, jinai yra ta gyvybės suteikėja, dėl to jeigu kažkas brutaliai elgiasi, vėlgi jai nepatinka ir jinai tiesiog neateis į tą vietą, pas tą žmogų ar pas tą būtybę. Ji yra gyvybės davėja apskritai ir apskritai viso tarsi materialaus gėrio davėja. Tai turi kelias taisyklės. Tai kaip paminėjau, tos įdos tarsi, jeigu deivės epose, kaip minimi iš, nežinau, lietuvių kalboje, čia daugiau iš anglų kalbos atėję yra, kad demonai. Bet būtent mitologija vadinami asurais. Tai asurai yra tos visos tokios apipavidalintos mūsų neigiamas tarsi savybės. Tai tos, kaip ir minėjau, būtų, ką mums reikia šioms dienoms atsižvelgti, tai kur mes norime įsikibti į kažkokius daiktus, į kažkokius žmonės, į kažkokias patirtis, kur mes norime suleisti tarsi savo nagus ir nepaleisti, kur mes skūpus esame, kur jaučiame pavydą, kur kažkoks netgi žiaurumas kyla ties kita gyvybės forma. Netgi pačios mažiausios gyvybės formos, skruzdėlytės ir panašiai mes neturėtume tiesiog, kai būna įdomusė ar skruzdėlytė, pritrėkšiu. Tai visas šitas Lakšmi labai nepatinka. Jos taisyklė, kad nesisavinti, nekaupti ir leisti energijai tekėti. Kaip aš norėčiau čia gal tokį pavyzdį duoti, aš turėjau ryškę tokią pamoką dėl to savinimusi. Kai vyko mano gyvenime skyrybos ir aš sutikau tokį vyrą, kuris buvo vienu metu mano mokytoju, mes vaikščiom su juo mišku ir kaip tik jis man kalbėjo apie tai, kaip mes savinamės žmonės santykiuose. Dėl to, kad santykius mes patiriam labai daug malonumo. Ne tik, aišku, bet ypač pradžioje labai daug malonumo, labai daug džiaugsmo, labai daug jausmų. Ir mes norim savintis tą žmogų. Ir jis man davė pavyzdį. Mes ėjom miške ir ten auga labai gražios gėlės, neatsimenu kokios. Tai buvo ankstyvas pavasaris, galbūt tai buvo tos žibutės. Ir jis sako, Veronika, pažiūrėk, kokios gražios gėlės, ne? Mes galim šalia jų pabūti,
mes galim nufotografuoti, kas dabar labai būdinga, kai mes fainą akimirką norim nusisavinti per nuotrauką. Aš pati tai darau, bet tai irgi yra toks noras, bet tą grožį, tą malonumo akimirką kažkaip nufilmuoti, ją pratesti, ją kažkada po kažkiek laiko vėl atgaminti savo dabartyje, ne, peržiūrėjus nuotrauką. Ir jis sako, kad mes žmonės negalim tiesiog praeiti, pažiūrėti, pasimėgauti ir eiti toliau. Mes norim paimti ir tą gėlę nuskinti, su savim nunešti. Bet kiti žmonės, jiegi jau nebeturės tokios akimirkos, kaip mes turėjom praeiti ir pažiūrėti, ne, į tas gėlės. Tai va tas savinimas, iš ko jis kyla, kaip aš suprantu? Iš to, kad mes norim to malonumo, tos laimės, ilgesnio kąsnio. Vis yra tas kartais tokia iliuzija, kad tik per išorę mes galime suteikti savo malonumą, kažkaip pajausti apskritai kažką. Nors mes su Karolina praktikuojančios ir galim tikrai drąsiai pasakyti, kad pats mūsų kūnas, turėjimas kūno, kuris yra sveikas, kuris kvėpuoja ir tas dėmesys, kuris gali būti nukreipiamas, ne, praktikos dėka, šiaip iš to suvokimo, kad mes nukreipiant savo dėmesį vidų, galima pajausti tą malonumą, ramybę, pusiausvyrą, be priežasties, be išorės, visada ir prie ko ir veda meditacija, ne, tam tikroj stadijoje. Prie to, kad mes atrandame kuo daugiau to pasitenkinimo savo viduje be išorės. Ir yra etapas, dabar jau baigsiu, nes tokia tema mano labai išgyventa, yra etapas, kai mes antiek surandame to džiaugsmo į viduje, to pasitenkinimo, to malonumo, kad pradedam vengti ir kažkaip nuvertinti materiją, kas irgi buvo mano gyvenime. Bet mokytojas sako, kad yra tas vidutinis kelias, širdies kelias dar vadinama, kai mes jau turime patirtį rodantį, kad malonumas, pasitenkinimas, ta lakšmė yra mūsų viduje. Ir tuo pačiu mes galime džiaugtis, mėgautis, dalintis, kurti tą materiją, kuri mums suteikia džiaugsmą. Plius mes kalbam čia apie moteriškus archetipus, energija ir materija yra labai moteriška energija. Todėl reikia suprasti, iš kur tas pasisavinimas kyla ir tada atrasti, o kaip aš galiu kitų būdų tą pasitenkinimą nuo gyvenimo, nuo savęs, nuo kvėpavimo, nuo būties gauti kitų būdų. Tai čia tokia labai norėjau irgi įsiterpti. Aha, tai aš kaip ta lakšmė, kur pasirodo dingsta. Taip. Ar išgirdai mano tokį pavyzdį, mano pasidalinimą į pasisavinimą? Tai norėjau pridurti irgi savo toks pastebėjimas, kad tarsi iš baimės tokio vidinio vis dar trūkumo ir netikėjimo, kad geri momentai pasikartos ir vėl, kad yra nenutrūkstama gausa. Va tas tarsi abejojimas lakšmė apdovanojimu, nes jinai, kaip buvo, taip ir bus, jinai niekur nedings, bet viduj, tarsi tas žmogiškas protas, nori savintis, nes tarsi atrodo, viskas, paskutinį kartą aš čia gavau. Tai ir eina viena iš tų savybių pastebėti, kur yra skupumas, tarsi skupumas tų gražių momentų ir gražių dalykų, tų pačių gamtos, netgi dovanų. Bet, irgi minėjai, turiu vieną pavyzdį, kad lakšmė irgi nepatinka žmonės, kurie ne tik brutalų žmonės, bet iš tikrųjų gali netgi būti, ne tai, kad jai nepatinka, jinai tiesiog neateis, jinai tiesiog neapdovanos tų žmonių savo blessingais, tiesiog nepasirodys jiems asketams, kurie nuneigia viską apskritai, nuneigia šitą materiją, nuneigia meilę, nuneigia džiaugsmą ir yra tokie labai, kaip pasakyti, jau sustabarėję tarsi žmonės. Tai tokių irgi yra labai dvasingų žmonių, labai asketiškų, jinai pas juos tiesiog nepasirodys, nes lakšmė yra visgi meilė ir džiaugsmas. Ir
Kiti dalykai, su kuo mes dirbame, Lakšmi, kurie mums padeda pastebėti, tai yra irgi iškreipta grožio sąvoka. Tai vėlgi pasižiūrėti, kur mes turime kažkokią programavimą, kažkokį keistą apie grožio standartus. Ir taip pat, kaip mums pasimokyti, kas yra tikras tas grožis, tai visą laiką stebėti gamtą. Ir pasižiūrėti, koks yra tas gamtos grožis. Ir tai yra atspindys, kaip mums reikėtų būti, kas yra tas Lakšmi būtent grožis. Tai tas grožis iš tikrųjų išsireiškia Lakšmi, kur galima pastebėti per mūsų sodų gausą, derlių, kažkokias obelis ir panašiai, jeigu apie lietuvišką. Įvairovė. Už neseniai rašiau stories, kad nėra to vieno standarto, kokia moteris turi būti, kaip neturi atrodyti, nes gamta netokia įvairi. Tos gėlės, kiek jų yra, ir tokia, ir rožė. O čia ramunėlės ten, medžiai kokie skirtingi. Mes visos labai skirtingos esame ir dėl to esam tokios kaip teisinys gamtos. Taip, mes gamtos teisinys. Ir noriu paminėti ir baobabai, ir visokiausi spygliuočiai. Mes ne tik tai žiūrėti. Ir tai pavyzdys yra laukinė gamta, netgi sodų gamta, viso to Lakšmi išraiška. Ten jį vadinama Šri, tai dažnai galima pamatyti kaip Šri Lakšmi. Ir tas žodis, tas skiemuo, tiksliau Šri, yra tarsi, jeigu mes žinome žodį Om, kuris yra, tai Šri kartu eina su Om iš tikrųjų. Om yra tas visatos kūrinijos vibracija, ar ne? Nematoma būtent. Ir tas Om yra tarsi tokia labai dvasingas garsas. O sakralus. Šri yra sakralioji materija. Tai Šri yra, mes dėl to irgi yra mantra Šrim, kuri reprezentuoja sakralią materiją, būtent tą dvasingą materijos dalį. Vėlgi tai yra Lakšmi, tai kartais ją galima tiesiog vadinti Šri Lakšmi, Devi Lakšmi, arba tiesiog Šri ir visi žinos, kad tai yra būtent ta dalis. Tai yra irgi tokios visokios irgi mitologijos istorijos. Viena iš istorijų, kaip demonai pavogė, tie patys asurai, norėjo pasisavinti Lakšmi, tai jie pasisavino Šri ir visose pasauliuose tiesiog nebeliko tos Šri energijos. Ir viskas tapo labai pilka, pradėjo mirti, žemė tapo, tiesiog visur buvo sausra, vandenynai išdžiuvo ir taip toliau. Tai tiesiog parodo, kad be pačios Lakšmi energijos, be Šri šitas pasaulis būtų tiesiog kančios vieta. Mes tiesiog turime būti labai labai dėkingi Lakšmi, kad mes galime džiaugtis šitą materialią pasaulio išraišką, šituo grožiu. Ir įvertinti, ką turime. Taip, ką dar norėčiau pridurti. Jis suteikia mums, iš tikrųjų, kai praeiname tą kalį periodą, ateina Lakšmi ir per kalį dažnai galime jaustis, kad gal kažkaip netgi yra sunku tarsi bristi, nes mes paneriame į tas savo giliausias, tamsiausias kerteles. Kai mes tenai jau pravalome, tuomet Lakšmi yra ta, kuri mums atneša pozityvų mąstymą, o tą pozityvų mąstymo modelį pasėja gerą nuotaiką, pasitenkinimą viskuo, bet būtent tą kalbų nesuvaidinta, kur mes esame visuomenė nori, kad mes tiesiog šypsotumėmės ir gerai jaustumėmės, o tą visiškai natūralų, kur pats iš savęs, nežinau, tiesiog eini, niekas nevyksta, o gyvenimas yra tiesiog džiaugsmas. Tai čia vėlgi Lakšmi energija. Ir jinai yra ta dievė, kuri mums padeda realizuoti mūsų svajonės, sudaiginti vizijų sėklas, dėl to irgi ta Radžis energija, nes mes galime per ją veikti, mes turime tą veiksmo energiją ir mes galime būtent su Lakšmi realizuoti svajonės, ne tik tai toliau savo svajoti, bet jas imti ir padaryti. Ir iš tikrųjų, kas yra netgi skatinama, nes kad neblokuoti savo svajonių, negalvoti, ne kažkur vertinti,
savo troškimų, o iš tikrųjų imti ir realizuoti. Tada gaunasi toks irgi paleidimas. Aha, patyriau tai, leidau viskas, toliau tęsiu savo kelionę. Tai toks irgi išsilaisvinimas gaunasi. Jau jo apie asketus paminėjau tą pavyzdį. Tai apie Lakšmi yra menas gyventi, gyvenimo menas. Į namus, ruoštis eteriui, aš pagalvoju, kad netgi vyrai, mes kalbam dabar apie moteriškas energijas, taip, apie moteriškus archetipus, tačiau galvoju apie tai, kad kai vyras nori suteikti moteriai malonumą, jis irgi turi pasijungti prie savo moteriškos pusės. Jis turi pasijungti prie lėtumo, prie sukurti galbūt kažkokį grožį aplink, žvakių uždegti, muziką paleisti. Prasme, kad tai, ką mes kalbam, vyrams irgi aktualu. Ir dažnai moteris yra nepatenkinti savo partneriais, to priimkiu Karolina. Karolina, taip. Karolina, aš pabaigsiu, čia kalbu apie tai, kad tos moteriškos energijos, apie kurias mes kalbame, svarbu vyrams. Pradžioje minėjau, kad procesai kališki buvo mano partnerio, ne vyrui, o dabar apie Lakšmį ir apie tą malonumą, džiaugsmą, matyti grožį. Tai irgi aktualu labai ir vyrams, ne tik moteriams. Dėl to, kad moteris, mes skundžiamės, kad vyras ten neduoda pakankamai dėmesio ar netokio dėmesio, kaip mums reikia, kad ten grubumas yra iš vyro pusė, komplimentų nesako, ten romantikos trūksta. Kodėl? Nes pas tokį vyrą tikriausiai bus silpnai išreikšta moteriška energija. Nesutikite, kad lėtas prisilietimas, malonumai, atmosfera, komplimentai, tai kažkas, ką galima labiau susijęti su moteriška energija. Todėl kiekvienas vyras irgi, kai nori susijungti su savo moteriška energija, jam irgi šitą informaciją, šitas žinios gali būti naudingos. Tikrai taip, iš tikrųjų norėjau šitą irgi temą paliesti jau gal paskutinės Navratri dienas, bet kadangi jau paminėjai, tai Navratri yra skirta visiems, vyrams ir moteriams, nes čia yra vidinė kelionė, vidinių energijų kelionė, sąmonės, pasąmonės, proto lygmenį, kūno lygmenį ir jinai yra skirta visiems, ne tik moteriams. Taip. Tad merginos dalinkite žiniomis su savo vyrais, savo partneriais. Kad vyrams irgi labai svarbu aktyvuoti savyje moterišką energiją, venerišką energiją. Visi žinome, kad yra toksai sociume susiformavęs stereotipas, kad vyrai, kurie yra menininkai, prisiminkit vaikystį didžėjai, visos merginos svajojo nueiti pasimatymą su didžėjais arba su muzikantais. Kodėl? Nes ten yra labai daug veneriškos energijos ir su tokiais vyrais yra labai daug romantikos ir labai daug malonumų ir džiaugsmo, nes juose yra labai daug moteriškos energijos, kas yra apie malonumą, taip? Bet balansų irgi labai reikia vyrams, kaip ir moteriams, vyriškos ir moteriškos energijos. Karolina, aš pabaigiau, laukiu tavęs grįžtant. Kažkaip matau, kai pradedu aš kalbėti, tu dingsti, tave išmeta eteris. Taip, Karolina, tęsk. Nes kai aš pradedu kalbėti, tave išmeta iš eterio. Šiandien kažkaip kažkas vyksta su ryšiu, labai atsiprašau už tai. Tai tiesiog tada iškart praktikas. Praktikų iš tikrųjų yra išsivalyti visus namus, išsikopti, išsivalyti, atsisakyti visko senų visokių daiktų, kas susijęs su praeitimi, kur turime prisirišimų, žodžiu, visko to atsisakyti ir atlaisvinti erdvės. Tai labai tokia elementari praktika. Kita praktika būtų išeiti į gamtą
Ir dar paminėsiu, kad labai svarbu palaikyti tiek išorinę, tiek vidinę tvarką. Tai būtent ir tą vidinę higieną ir išorinę higieną. Kita praktika būtų iš tikrųjų dalintis ir aukoti. Tai šiomis dienomis galima aukoti, siūsti kažkokius finansus, maistą, tiesiog dalinti aplinkui. Nu, tiesiog kas mums jaučiasi, kad leisime tą energiją tekėti. Ypač jeigu labiausiai jaučiame, kad kažkaip man gaila čia paaukoti, išsiųsti ar nežinau duoti, tai imti specialiai ir duoti, kad perlaužti save ties šituom. Ir išeiti į gamtą ir pastebėti, tiesiog visiškai stebėti, ką mes matom, tos visus gamtos grožius iš tikrųjų, susitikti visas detalės ir viską tiesiog ištyrinėti, skirti tam laiko, nežinau, pusvalandį, valandą, bet būtent ištyrinėti ir tai mus pripildys to Lakšmi irgi tos energijos, to. Pasipildyti gamtoj Lakšmi energijos, suvokti, kad mes esame gamtos dalim. Ir kol mes turime kūną, mes esame materijoje. Taip, mes galime augti dvasiškai, mes galime keliauti į vidų, bet džiaugsmas, mūsų 5 pojūčiai, ne, per ką mes galime turėti ryšį, ne, šokti su gamta, su mūsų pasauliu materialiu, tai yra dėka mūsų kūno. Todėl ryšys su kūnu, ryšys su gamta, tai, ką aš manau, Karolina norėjo pasakyti, yra svarbu atlikti per šias 3 dienas, kur mes turime Lakšmi laikotarpį. Ir suprantama, kodėl reikia aukoti, todėl, kad galėtumėm išmokti būti dosniais ir kad energija gausos tekėtų per mus. Taip, neužspausti energijos, nesusikipti už materijos, bet paleisti ją ir suprasti, kad viskas ateis. Iššūkėliai. Aš tave matau dabar. Kaip gerai. Žinau, bet dabar tave matau. Kaip gerai. Reikėjo kažką pramušti, žinai, irgi vyko procesai čia. Gerai, tęsime. Bandom kaip darom ir tada YouTube kažkaip jau, ne? Taip. Toliau. Taip. Gerai, tai tęsiu toliau tada praktikas. Jau mačiau, kad paminėjai, paaiškinai ten giliau. Kita praktika, tai kaip ir su praeitom deivėm, arba turim statulėlę Lakšmi, arba paveikslą Lakšmi ir tuomet irgi su ugnies elementu, su smilkalais, su gėlėm, irgi kiekvieną dieną skirtingos, iš tikrųjų irgi gali būti skirtingos gėlės, vėlgi jeigu skirstom į dar kitas deivių grupės. Arba tiesiog kokias jaučiam gėlės. Šiaip Lakšmi mėgstamiausia gėlė yra lotosas arba lelija. Ir tuomet švenčiame vėlgi su dainomis, giedame mantras. Viena iš Lakšmi mantrų, irgi iš tikrųjų neseniai pajutau ir kėliau prieš porą dienų. Jau jutau tą energiją, kad ateina, tai jinai skamba taip. Om Shri Mahalakšmijai Namaha. 108 kartus šitą galima giedoti, tuomet yra Lakšmi Gayatri, jinai yra ilgesnė. Irgi galima 108 kartus giedoti visas šitas mantras ir esu išbandžiusi ir tikrai labai powerful yra, labai stipru. Jaučiasi, kaip visam kūne va, tos džiaugsmo molekulės aktyvuojasi. Ir pasninkas irgi minėjau, ar ne, nežinau, ar jau nutrūko, kad toliau tęsiam pasninką šiomis dienomis ir tuomet tos dainos, tai vėlgi meilės dainos, bet kokiom deivės išraiškom, Lakšmi, ar Durgai, ar Kali, ar visom kažkokiam kitom, nes galų gale tai yra vis tiek viena ir ta pati šakti energija, bet išsiskirščiusi į daugybę archetipų. Bet pabaigoje jinai yra viena ir ta pati deivė. Tai kai mes dainuojame deivei Kali, mes iš tikrųjų taip pat jungiamės ir su Lakšmi, ir su Sarasvati, ir tiesiog toksai gaunasi, kad jeigu taip iš vis labai giliai pasižiūrėjus.
Tai va, tai tiek baigiu ties praktikom ir tada dar norėjau aptarti kitą grupuotę deivę, nes yra du būdai, kaip galima švęsti Navratri, tai arba mes tiesiog jungiame su Kali Lakšmi Sarasvati, arba kai kuriuose Indijos dalyse, daugiau pastebėjau, kad šiauriai, daugiau kur Himalajai, irgi jie kursto deivės, va, 9 skirtingas. Tai šiandien prasideda, šiandien jau 4, ar ne, yra Navratri diena. Tai šiandienos deivė yra Devi Kušmanda, jos mantra yra Om Devi Kušmandajai Namaha ir jos spalva galima vilkėti, kai mes darome praktiką karališką mėlyną, to tokia saduri mėlyna. Ir jos mylima gėlė yra jazminas ir yra saulės energija. Tai mūsų astro žemėlapį mes būtent balansuojame saulės energiją, kai jungiame su šia deivė. 5 naktis, kuri bus rytoj, deivė skanda mata ir jos mantra skamba Om Devi Skandamate Namaha. Spalva yra oranžinė arba geltona drabužiai ir energija Merkurijus. Ir jos gėlė mėgsta yra geltona rožė. Ir tuomet 5 naktis, sekmadienis berotus, deivė Katjajani. Ir jos mantra skamba taip. Om Devi Katjajani Namaha. Spalva yra žalia su rožinė. Jupiteris arba guru energija. Ir jos mėgstama gėlė yra va ta medetka, bet ta tokia, kur googlinau netgi iš tikrųjų, meksikietiška vadinama medetka, kuri yra tokia daugiau, žinai, kaip Indijoje. Išpūsta tokia medetka, o geltona, oranžinė, kurie vainikus tos nešioja, tai pas mus irgi Lietuvoje sodose ir kiemuose auga. Tai va, visas deivės vėlgi yra tos pačios Durgos išraiškos. Tai galima taip jungtis, kas labiausiai rezonuoja. Ir norėjau iš tikrųjų pakviesti labai gražų, mes po praeito laivo gražus projektas gimė, kad mes kartu bendruomeniai visą šitą praktikuojam. Tai su Veronika, WhatsApp'e ir kitom merginom yra uždara grupė, kur mes dalinamės savo asmeninę praktiką. Ką mes būtent išsirinkom, kokie elementai mums rezonuoja, kas mums yra prieinama esamam sąlygom ir tiesiog labai smagu matyti, kaip per nuotraukas, per kažkokius video, per žinutę, tiesiog ta tokia motivacija tęsti toliau, nes dažnai atrodo, kad 9 dienas, 1 dieną gal kažko nenuveiksi, bet iš tikrųjų ta tokia motivacija kartu ir energijos būstas man bent jau būti toj grupiai. Tai va, išpyliau, nes galvoju, kad to neišsijungtų telefonas. Mes gal paminėkim tokį irgi dalyką, kad visos, tos pirmos 3 dienos Kali tai yra kaip Šivos žmona, taip? Taip. Tai Šiva, jūs tiesiog galbūt dažnai girdit Šivą, gal šiek tiek rečiau Kali, tai ką mes asocijuojame su Šiva, kad tas žvilgsnis į vidų, meditacija, askezė, griovimas prisirišimų, tai Kali, jinai turi tas pačias savybės, tik jinai yra motriška Šivos kaip dalis, kaip prakryti vadinama. O dabar Lakšmi yra Brahmos žmona. Taip, Brahma, tai dievas, kuris... Višnu žmona. Višnu žmona, ne? Višnu tai tas, kuris sustainer, taip, palaiko procesus, gyvenimiškus procesus mūsų žemėje. Tai jo žmona yra Lakšmi. Tai patinka man hinduizme, kad yra tas paskirstimas į motrišką vyriškos archetipos energijas ir mes tokia visai suprantamą žmogišką kalbą galime pamatyti kokybės, tų Višnu ir Lakšmi moteris labiau garbina moterišką pusę, tai vyrišką pusę. Tai norėjau šitą dar paminėti. Jo, iš tikrųjų dar pritursiu tokį,
Man irgi labai patinka visa ta mitologija ir per archetipus, nes pradėjau jausti tą subtilų pasaulį, kaip čia vadinti tas energijas. Tai šita energija, kita energija, trečia, penkta ir kaip vien žodis, viena energija. Ar jo savybės kažkokias, bet kaip jas įvardinti. Ir būtent per šitas visas istorijas, mitologiją, spalvas, simboliką galima iškart suprasti tų energijų skonius, savybės. Iškart labai aišku, kai papasakojam, kaip atrodo Lakšmi, čia apie tokias energijas, apie tokius skonius, apie tokią gyvenimo išraišką. Iškart Lakšmi, tai yra Kali ar Sarasvati ir tiesiog jau yra kažkoks detalės, tam yra suteikiamas detalės ir daugiau, taip man atrodo, galima suprasti save. Ir visos šitos deivės, jos irgi, tos energijos, jos nėra išoriai. Tai yra mūsų vidinė kelionė, visas šitas navratris yra iš tikrųjų mūsų asmeninė vidinė kelionė ir visa mitologija iš tikrųjų yra parašyta apie mus. Taip. Tai supraskit, kad kai jūs matot mano storiuose ir Karolinos storiuose, pavyzdžiui, kai mes viešinam kažkokius deivės, paveiksliuką, atvaizdą, kad mes čia tikime į 1000 dievų ir taip toliau. Mes, aš už save kalbėsiu, Karolina, tu apie save pasakyk. Aš tiesiog žinau, ką aš įdedu į tą atvaizdą, ką tas atvaizdas man simbolizuoja, kokias energijas, kokias dovanas, pamokas, ko aš galiu paprašyti, kokią energiją savyje aktyvuoti. Ir dėl to aš garbinu šitą atvaizdą. Taip, tai yra šiek tiek giliau nei tiesiog, nes kartais žmonės, kai mato hinduistinę kultūrą, sako, tai ten tiek dievų, ten dieve, ten tiek daug visko, bet iš tikrųjų dievas yra visur. Tiesiog hinduizme jie daugiau turi atvaizdų, tų energijų, tų dovanų, pamokų, nei pavyzdžiui, turime mes, nors krikščionybė irgi yra ir šventieji, ir su savo pamokom ir taip toliau. Tai vat šitą irgi norėjau, kad šiek tiek suprastumėt kontekstą, kuriame mes su Karolina gyvenam ir mokomės. Tai visiškai iš tikrųjų norėjau kažką pridurti, bet dabar pamiršau. Ir pamiršau. Tai paminėsiu, man atrodo, dar kitam live, jeigu atsiminsiu, nes pas mūsų dar laukia, kada čia 16 dieną bus jau paskutinis laivas apie deivę Sarasvati, jau paskutinę viso šito ciklo deivę. Ir paminėsim irgi apie jos savybės, kaip jinai manifestuojasi ir tuomet apskritai, kaip galima uždaryti visą šitą šventę. Tai mes atliekame, tarkim, tam tikras askezės, irgi badavimą kažkokį, tai paskutinę dieną, kuri iš tikrųjų yra 10, vyksta šventė, festivalis, kviečiame žmonės, visi gamina valgyti, saldumynų krūvą, žodžiu, vyksta tikras festivalis, tikra šventė. Ir kartais tekti valgymas totalus. Jo, Indijoje jie moka švęsti, jie moka melstis, jie moka švęsti, viskas sugeba. Ir pabūti tie patys vienuoliai irgi ir medituoti visiškai asketiškai gyventi, po to išeiti ir visiškai materijai būti, būtent per maistą, per grožį, kažkokias gėlės, atributikus, iš vis, ganasi, kai mes žiūrime visą šitą sistemą, jinai pilna paradoksų. Ir labai įdomu, mitologiją irgi skaitau ir man tiesiog gličina net smegenyse. Ir aš dalinausi su mūsų guru, kurie irgi rašo lengvesnė, paprastesnė kalba iš tų puraninių istorijų. Ir jis sako, tai teisingai, tai taip ir turi būti. Kuo protas labiau confused, tuo daugiau atsiveria galimybių patirti sąmonį. Tai confusion, taip. Aha. Aš dar norėjau gal į Lakšmi temą pasakyti tokį pavyzdį, kai išgirdau, man buvo toks, savo dvasiniam kely aš kažkaip nesupratau, nuo ko pradėti, nuo
pavyzdžiui, praktikų, ne, arba ten su materija sutvarkyti. Ir man patiko, mokytojas pasakė, kad Indijoje dažnai vienuolynuose, ašramuose prieš satsangą, prieš pokalbę, ne su mokytoju, prieš maldą, žmonės gauna maistą. Jie gauna maistą, jie pavalgo, jie nusiramina, materija yra rami, protas irgi toksai virškina ir tada žmogus gali nueiti į kitą planą, ne, eiti į subtilesnį planą ir klausyti ir semti žinių. Tai noris irgi taip palinkėti ir priminti, nes dabar yra labai toks bumas visų dvasinių praktikų, kad nueiti į kraštutinumą, ne, nuvažiuoti į asketų pabūti yra gerai, tam, kad gauti tą skonį, ar gauti tokio gyvenimo. Bet vis tiek, kol mes turime kūną, kol mes turime savo bazinius fiziologinius poreikius, reikia juos irgi tenkinti, mylėti kūną, džiaugtis juo, džiaugtis materiją, švęsti lakšmį ir neprisirišti, mokėti atsirišti, vėl grįžti į kažkokią pusiausvyrą, ne, to materialaus ir dvasinio gyvenimo, bet materija yra labai svarbu. Ir aš tai sakau irgi po kelionės, kai aš jos labai vengiau ir kai parduotuvė ateidavau ir man atrodė, kad man visai nieko nereikia, čia tikrai nieko nereikia ir labai toks paprastas buvo gyvenimas. Ir tada klausimas, šiandien radau žinutę, čia mėnesio gale startuos kursas moteris iš Veneros ir aš radau savo žinutes su savo pirmą astrologę 2020 metais, jinai man uždavė klausimą, aš norėjau konsultacijos, jinai man uždavė klausimą, Veronika, nu tai kiek dabar būti dvasinės energijos ir materialios energijos, žemės ir dangaus. Tai mano atsakymas buvo 70% dvasinės energijos, 30% materialios energijos. Jis sako, kad pas moterį turi būti atvirkščiai. Turi būti dvasinės, bet neturi būti 70 materialios žemiškos energijos. Jeigu mes norime iš tikrųjų gyventi savo irgi tam tikras karma moteriška, savo moteriškas pareigas, ne, tai ir šeima, ir santykiai, ir vaikai yra didžiausia askezė. Tai sakė mano mokytojo jogos pirma, kad Veronika, užtenka praktikuotum jogos kilimėlio, kai atsiras vaikas, atsiras tikra joga. Tai 4 metus man reikėjo tą pusiausvyrą kažkaip atstatyti ir neprisirišti prie to dvasinio pasaulio, prie tų labai aukštų būsenų, nes tai vis tiek nėra balansas. O gamta, kuri turi ir naktį, ir dieną, ar ne, ir sezonus, tai visą laiką apie pusiausvyrą. Tai mokykime iš gamtos, iš kūno, kuris būna aktyvioj fazėje, būna pasyvioj fazėje. Man labai norėjau dar to pasidaryti. Pritariu, labai pritariu. Ir pakilo tas, žinai, prisiminimas man irgi, kad kai gyvenau dar irgi 2 metus Indijoje ir visiškai buvau pilnai jogų ir man tai buvo metai tuo metu, kai aš visiškai visko atsisakiau, vis tiek reikėjo patirti tokį man būtent minimalistinį gyvenimą irgi paragauti, kai rūbais, žinai, tokia visiškai tapau tokia neutrali, daiktais, visus tiesiog daiktus tarsi nuneigiau, kaip sakai, parduotuvėj nieko nereikia, maistas kuo paprasčiausias. Tai truko jo apie 2 metus ir mes su vyru, nes mano buvo vaikinas tuometinis, turėjom irgi savo, tiksliau dar ir turim, Indijoje gyvena Rišikėše mūsų guru. Ir taip gavos, kad mes jau planavom savo vestuves ir jinai kaip apsidžiaugė ir jinai sako, jūs privalot susituokti. Ir aš galvoju, kaip keista, atvirkščiai sakys, jogai, nesituokit, taip toliau, sako, jūs privalot susituokti. Ir tada papasako, kaip aš privalau atrodyti kaip nuotaka, su raudonu sariu, kad būtų auksiniai papuošalai, kad būtų ten, žinai, tam tikras make-upas, tos gausos, papuošti viską gėlėm, kad kaip tik būtų daug materijos. Ir aš taip klausau, galvoju, mūsų guru, kur gyvena ašrame, pati yra asketė tokia ir čia pasako, kad viską taip išpompastinti, galvoju, nebesuprantu nieko.
Ir va, ta nuotaka, jinai reprezentuoja, kad jinai įeina ir jinai tampa Lakšmi per vestuvės, o vyras tampa kaip Višnu, nu, va, tos irgi kaip įkūnymas. Ir aš tik taip po to supratau, gal už metų ar kelių, ką jinai turėjo omeny ir kodėl visas tas vyksta. Taip. Tai va, tai švęskime Lakšmi šias 3 dienas, stebėkime tos klausimus, kuriuos tu uždavė, ne kaip intencija, ne šiom dienom, ką pastebėti savyje. Ir jo, noriu sakyti, švęskim gyvenimą. Ateina dabar savaitgalis, kaip tik penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, daugiau žmonės turėsit laiko savo. Kaip išpuolė savaitgalis. Ir norėjau irgi paprašyti, kad pasidalintum kažkur WhatsApp grupe, kad moteris dar, nes nesvarbu, kad neprisijungia pirmas dienas, visiškai galima iššokti iš tas praktikas nuo vidurio ir net nuo pabaigos. Ir jo, tiek. Tai labai dėkui už eterį, už šitą erdvę pasidalinti. Dėkui telefonui, kad daugiau neišsijungi. Aš dėkinga, kad aš tave matau dabar. Tikiuosi taip ir bus. Ir toliau. Ačiū labai tau, Karolina. Gerą savaitę visiems. Linkiu džiaugsmo.